Sveiki visi, sveiki susirinkę dar kartą prie televizijos ekranų, prie planšečių, prie kompiuterių, prie telefonų, ar šiaip klausote mūsų garso. Tai šiandien yra 4. laida ir turime dar vieną nuostabų pašnekovą, nuostabią viešnią, verslininkę, žmogų dabar esantį viceprezidentės, BNI Memel viceprezidentės kokybei pareigose, tai Fortunata Kabankova. Labas. Sveiki visi. Ačiū Fortūnai šiandien už podelius. Šou, netiesioginė reklama. Tai labai skaniai geriasi kava ir linkiu kitiems dalyviams, kitiems pokalbių dalyviams irgi atsinešti ką nors mums prisiminimo. O dovanos dovanom pradedam pokalbį tokiu klausimu. Klausimas atėjo, išsirutuliavo iš praeitos laidos ir jį uždavė Richardas Šopys. Aš norėčiau paklausti, kiek tavo versle yra procentų amato, o kiek procentų verslo? Tai kiek tu esi verslininkė ir kiek tu esi savo srities profesionalė? 50-50, nes ir amatas, ir verslumas vykdyti sėkmingą verslą yra labai svarbus dalykas, be kurio nepasieksi rezultato. Tai yra, neturėsi pelningo verslo. Tai 50-50. Tikrai taip. Supratau. Tai kadangi tu esi čia mūsų studijoje, tai aš suprantu, kad tu esi sėkminga verslininkė, nes kitokie čia turbūt ir nesirenka. Tai tikrai taip ir aš norėčiau tavęs paklausti, Transkesta, įmonė, kurią tu įkūrei, įmonė, kurią tu paveldėjai, kaip tu atsidūrei toje įmonėje, ką tavo įmonė veikia, trumpai gal papasako mūsų žiūrovams, kuo jį užsiima tavo įmonė. Tiesiog. Smėl noriu. Tai įmonė Transkesta gimė 2012 metais, tai yra prieš 12 metų. Tai buvo mano tėčio mintis ir tėtis tai inicijavo, o aš tik tais prisidėjau ir padėjau įgyvendinti jo norus ir jo išsikeltus tikslus. Tai ir net įmonės pavadinimą, kai galvojame, kokį reikia duoti transporto įmoniai, tai aišku labai banaliai, bet tai susideda iš 2 dalių, tai transportas trans, o Kesta, tai mano tėtis yra Kestas. Tai tiesiog gimė Transkesta. Sekantis klausimas būtų buvęs, ar tėtis yra Kestas, bet užbėgai įvykimus už akių ir atsakėjai. Tai pagrindinė jūsų įmonės veikla? Mes užsiemame krovinių pervežimu. Tai yra 70% mūsų vykdomos veiklos. Dirbame tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje. Bet tikrai mumis galima traktuoti, kad mes esame logistikos įmonė, kadangi visus pervežimus atliekame ne vien su mūsų nuosavų transportu, o dirbame ir su partneriais. Dėl to galime užtikrinti tikrai platų logistikos paslaugų paketą mūsų klientams. Klausimas tada, jeigu jūs esate transporto įmonė, klausimas skrieja nuo mūsų dar vieno žiūrovo Vytenio. Vytenis klausia, kuom skiriasi ekspeditorius ir vežėjas? Ar tai yra tas pats, ar galėtum... Nes, kaip pasakai, transportininkas, tai pas mus labai daug tokių epitetų ar frazių, kurių mes kartais gal nelabai ir įsigilinam. Kas yra už ką atsakingas, tai gal plačiau apie tai. Žinoma, dabar gal visą laiką mes jau naudojam tą žodį logistas. Logistas tai apima jau viską. Viską tai, ką turiu omeny, ar tai ekspeditorius ar vežėjas. Tai šiuo atveju vežėjas bus ta įmonė, kuri krovinius veš tik su savo nuosavu transportu. Tai yra mašinomis, priekabomis, kurios registruotos jų vardu. O ekspeditorius, brūkšnelis vežėjas, kaip šiuo atveju mes, tai mes vešime su savo nuosavu transportu, bet jeigu neturime savo nuosavo transporto toje vietoje, iš kur reikia parvežti ar nuvežti krovinį, mes persamdysime kitus vežėjus. Tai šiuo atveju mes jau skaitysimės kaip ekspeditoriai, nes mes ekspedijuojame, persamdome.
Supratau, kitus partnerius. Vežėjas, ekspeditorius, o bendrai logistas. Logistas, taip. Apima daugiau. Tai pagrindinės tavo funkcijos įmonėje, kuo tu užsiemi, klientų paieška, ar tu pati krovinius ieškai? Taip, savo įmonėje tai aš esu visuma, kuris sujungia viską į vieną. Tai bendrauju ir su savo klientais, su potencialiais klientais, stengiasi mažiau lysti jau į patį darbą, tai yra į krovinių pakrovimą ar transporto suradimą, užsakymą. Stengiasi tai jau nelysti, o šias funkcijas atlieka mano mergaitės. Bet kartais tenka eiti pagalbą, kad išspręsti tam tikras iškilusias problemas eigoje. Tai tarkim, jeigu būtų kokia mano funkcija, žinoma, aš esu vadovė, akcininkė ir pagrindinė mano veikla savo darbe visų galų meistrė. Fortūna, kas yra jūsų įmonės arkliukas? Mes netiesiog, o iš tikrųjų puikiai pervežame standartinius ir nestandartinius krovinius. Prižiūrime nuo pakrovimo iki iškrovimo. Sekimą taip pat galime užtikrinti klientui, kad ir po darbo valandų paskambinęs, jisai galės sužinoti, kur šiuo metu yra jo krovinys. Prieš tai minėjote, kad daug išlaidų galite patirti įmonė, parinkus netinkamas priemonės kroviniui pervežti. Kokį brangiausią krovinį yra tekę vežti, arba kokį įsimintiniausią krovinį esate vežę? Tiesiog, šiai minutį toks įsimintiniausias, bet tai yra blogas pavyzdys, kad kai minėjau savo arkliuką, koks yra, ką mes geriausiai galim atlikti, bandžiau perlipti per save ir pabandyti save kitur, ne save, o įmonės vykdydama veiklą, pagalvojau, kad būtų visai neblogai vežti iš Ispanijos vaisius. Nes yra sezoniškumas ir ant sezono būna bumas didelis, kainos transporto didelės ir tų priekabų laisvų yra. Žodžiu, buvo fraktas labai geras pervežimo iš Ispanijos į Lietuvą, jeigu aš gerai pamenu. Nusiunčiau vežėją mašiną krautis persikus. Nepatikrinau, ar ten tikrai yra gera įmonė, ar yra galiojantis CMR-as, nes tai yra svarbu, nes CMR-as yra krovinio draudimas. Ir nuvažiavo jisai pasikrautas persikus, pilna fūra, šaldytuvas, o pasirodo, ta įmonė buvo labai nekompetentinga ir ten su blogais atsiliepimais, bet aš to nepažiūrėjau. Ir žodžiu, ir jisai atvežė į tą Lietuvą supuvusius persikus. Tai krovinio žala siekia apie 30 000 eurų. Tai čia tokia būtų, kad kartais nori šokti daugiau, visko daryti, bet iš tiesų nereikia visko daryti, nes gali ne kad uždirbti 1000 eurų, o pradirbti 30 000 eurų. Bet tai mes ir mokomės turbūt iš tų nesėkmės istorijų, gal labiau jas pamoko. Bet būtų gerai mokytis, kaip sako, tik tais durnas mokosi iš savo klaidų. Grįžtant prie paminėjai fraktas, CMR-as. Ar galėtum mūsų žiūrovom pavardinti, ką reiškia fūra, vairas, plika galva, salaga, gal galėtum tokius... Ką pavyzdžiui reiškia plika galva? Plika galva. Kol čia... Matai, čia gali būti tarp vadylų terminologija tokia. Vadyla. Kas yra vadyla? Tarsi, aš noriu paklausti, jūsų darbe yra labai daug tokių trumpinimų visokių, tai taip. Ką ten pavyzdys, kokį trumpinimą, kaip išversti, tarkim, eiliniam žmogui? Tai vadyla, tai aišku yra vairuotojas, o plika galva, tai žinokit, gal aš sakau, gal čia yra tarp vadylų, tarp vairuotojų, tas terminologinis toksai plika galva, tai aš nepakomentuosiu. Man tai sakė, kad, sako, sunkvežimis be priekabos, tai plika galva. Plika galva. Galva tik tai. Tikrai. Taip, nes tipo, mes iš tikrųjų, bet kad plika, tai nežinojau, bet kad galva tai yra vilkiko kabina. Vilkikas. Ne kabina, o vilkikas, jo. Vilkikas, bet to
Jo. O fraktas? Fraktas tai yra pervežimo kaina. Už kiek aš tau, pavyzdžiui, tau reikia iš Vilniaus į Klaipėdą nuvežti krovinį ir aš tau sakau, mano fraktas 300 eurų. Tai yra pervežimo kaina. Supratau. Ar jūs sukatės ratu? Ar turit kažkokį maršrutą, pastovų reisą? Taip, turime, žinoma. Tai kursuojanti vienas vilkikas yra, kad vis į Lenkiją važinėja pirmyn ir atgal. Vairuotojas, nežinau, jau kokį, ne 10 metų gerai. 8 metus važinėja pirmyn atgal Lenkija, Klaipėda, Lenkija. Jis turi dvigubą šeimą, ar ne, ten negyvena? Tik tai nuvažiuoja ar grįžta? Iš tikrųjų, reikia paklausti. Nesidomėjau, reikės pažiūrėti, kuris jis ten stoja. Nes pagal GPS mato, kur nuvažiuoja. Tai žinoma. Aha. Tai yra buvę pas mus cirko, kad seniau veždavo metalo laužą į Lenkiją pastoviems klientams. Ir vairuotojai, jie kadangi nėra tokie kvaili, kaip atrodo, vis pasikraudavo Klaipėdą ir sustodavo kažkur ten arti Tauragės. Vis sustojimas toksai, visą laik būdavo. Ir, bet mes galvodom, gal kokią parduotuvę užeina užsipirka nors. Ten pigiau iš Tauragė. Tolė. Ir pasirodo po kiek tai laiko ar metai ar 2, paskui man klientas sako, Fortūna, sako, trūksta biški to metalo, vis laik po biški, tai vario, tai aliuminio, sako, vis trūksta. O būna ten, kai paklaida, kai pakrauna mašiną, jie pasveria ant svarstyklių. Ir kai mašina nuvažiuoja iškrovimą, irgi pasveria ir būna kažkokia paklaida, nes kuras, svoris teisingai. Bet sako, kartais, tai vat. Ir vieną kartą, sako, vis laik trūksta, kokie 100-200 kilogramų, sako, dabar, sako, 500 kilų trūksta vario. Tai tas gudragalvis eilę metų iš eilės vis sustodavo, nusikraudavo metaliukų tų ir iš savo darydavosi pinigėlis, o paskui, kai pastatėm prieš faktą, ne prieš fraktą, tai, aišku, nieks neprisipažįsta. Kaip sakant, nepagautas, nevagis. O tai dabar nėra kažkokių sistemų, kur filmuoja ar... Yra ir filmuojama. Ta prasme, vilkikas važiuodamas filmuojamas. Mes šitos neturime filmavimo sistemos, bet aš manau, kad transporto kelias Audrius gal ir turi tokį pasiūlymą, reikės paklausti jo. Ar filmuoja, bet ką gali kabiną filmuoti, bet išorė tau nefilmuos mašinos. Reikėtų pasikonsultuoti su juo. Tiesiog tokia irgi, kaip su vairuotojais būna. O kaip išsprendžiat kuro problemas? Ar visi važiuoja pagal kuro normas teisingai? Ar dabar sudėjot GPS-us? Tai GPS-ai tai jau senovį sudėti, nes kiek turime pavyzdžių ir nelaimingų gyvūna, kad ten vairuotojai išvažiuoja ir dingsta ir miršta kabinose, tarkim, čia taip, labai kraupiai, bet, o paskui tai kokį Rusijai, ne Rusijai, geriau Ukrainai, gaudyk, kur jisai yra, tai GPS sekimo sistema yra būtina kiekvienam vilkikui, nes tu nežinosi, kas vairuotojų kelyje atsitiks, širdis sustos ar kažką ir, tai va dėl to, o dėl kuro vagysčių, trumpai tariant. Taip, dėl kuro stygiaus. Ar tebėra, ar čia atgyvenęs dalykas jau yra? Iš tikrųjų, nerašyta tokia, ne kad taisyklė, bet susitarimas, visi biškutį leidžia tiems vairuotojams nusipilti. Tenais į savo lengvikę, vadinkim taip, ten kokį 20-30 litrų, ten kas kažkiek laiko, bet jau būna tie, kurie jau viršyje normas, tada jau minusuoja iš atlyginimo. Kaip tas, kol krovė, turbūt būtų krovęs po 50 kg, būtumėt nieko neįtarę. Tai žinok, tai taip, bet matai, kaip yra apetitas kyla bevalgant. Jau mažai. Toks pasidarė godus. Ir mes tada paskaičiavom per kažkiek ten metų, per 2 ar 3, tai buvo apie ten 2 tonos pavogta. O jeigu tai yra varis, jis irgi brangus yra. Tai va, savo prie atlyginimo, taip, bet kuro ne litro netrūkdavo. Matai, kas kaip moka, tas kaip sukasi. Nuvažiavote ne prie jo 3 aukštų vilas. Pasimažin, saktų, gal vagi, kad nors. Aš čia ką. Aišku, čia tokios smulkmenos, bet mūsų kasdienybė. Pereikim prie mūsų sukimusi, kadangi mūsų herbas ir skaičius
50-50, Taip. kaip tu pradžioje sakei, tai skaičius bus tiesos klausimas, aš užduosiu tau, turėsi atsakyti tiesą, o herbas yra hipotetinis klausimas, taip turėsi pasirinkti. Tai dabar ką rinkėsi? Aš renkuosi pinigus. Reikėsi, kad pinigas bus. Gerai, sukam. Pirmą kartą išsukom, žiūrim, kas iškrito. Herbas. Nu, vat man Herbas. Turbūt labai gerai. 3 iš 4 ar 4 iš 4, kur nepataiko. 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 Tai gal yra, kaip sako, kur nesiseka lošimuose, sekasi meilė. Vat man nesiseka, vat visą laiką man bus vat kitaip. Nu, vat Supratau. kitaip. Galim Tai iškirpti ir dar kartą sukti, bet Ne. Hipotetinis. Bet mes turbūt jau girdėjom tą atsakymą, kad užduosiu vieną, Taip. jeigu tas netiks, tada užduosiu kitą. Tai pirmas klausimas būtų toks. Iš įmonė jūsų verslas išauga 10 kartų, bet už tai kiekvieną dieną 10 metų nuo 8 iki 5 turit sėdėti darbe. Šeštadienis, sekmadienis irgi. Nuo 8 atėjai niekur negali išeiti. Ar kitas, ar renkatės, dirbate pusę dienos? Čia, bet atsiprašau, pertrauksiu, tai čia tik aš taip darau, ar čia mano kolektyvas? Tu. Ar tik aš? Okay. Čia vienas variantas, o kitas variantas, ar dirbate pusę dienos, bet verslas nebeauga. Tai žinom, kad pirmas. Tuo prasme, čia pasirinkti, kokį Taip. turėjau, tai žinom, kad pirmas. Kokią knygą dabar esi paskutinę paskaičius? Gal kažką rekomenduotum? Šiuo metu ši knyga ir beje mes turime tokį challenge įmonėje su savo kolegėmis, kad Iššūkį. per 1,5 mėnesio mes visos turim perskaityti po vieną knygą ir skirsime, tarkim, penktadienį po pietų, valandą ar 1,5 ir kiekviena papasakosime apie knygą. Tai gausimis, kad vienu metu mes skaitysime po 4 knygas. Super, tai prakalbom apie skaitimą, apie mokymasi, BNI mokymasi. Taip. Ar ne? Kaip tu atsidūrė BNI pasaulyje? Kaip tavo verslas atsidūrė BNI pasaulyje? Kokius lūkesčius išsikėlė? Ar jisai atsipirko, neatsipirko? Tai apie BNI senai buvau girdėjusi, bet tik tais girdėjusi, bet liktais atrodo nedrįsdavau niekada, nes galvodavau, kad ten gal nežinau, bet... Ir netgi pasąmonį galvodavau, kaip ten viskas vyksta, kaip ten tie stalai, nu, tarsime, viskas tokiai vaizduotėjai. Ir... Piktidėlis, rimti. Nu, ir ar aš ten tikrai, kad turėsiu ką pasakyti, ar aš bus įdomi ir panašiai. Tai labai džiaugiuosi, kad mane pakvietė iš kito klubo narys, kad ateit pasižiūrėti. Ir nuėjus į tą klubą supratau, kad man ten ne vieta yra. Tai džiaugiuosi kitai buvusiai klubo nariai, kad jinai sako, tu gal ateik pas mūsų pažiūrėti, kaip tenais yra. Ir atėjusi Memelį, tai supratau, kad čia mano vieta. Ir lūkesčiai kokie buvo, tai... Ir viceprezidentiška. Yra. Ir iš tikrųjų, ko aš norėjau, tai bendravimo ir atėjusi į pusryčius, nu, ir ta prasme jo ryte, kad mes visi šnekėtume apie verslą, arba gal kažkokius, žodžiu, kad viskas tik apie verslą, o ne kad kai namuose tu tenai savo buitį sukėsi, su draugiam šnekė apie nesąmonės, o čia šnekė apie verslą. Ir viskas, ir visi tai vietai susibūrė, tai naujų pažinčių, bet viskas, kad susijėtų į tą verslą. Ir kas labai mane nustebino ir patiko, kad mokytis ten galima. Nu, bet aš šiandien ryte sėdžiu prie kompiuterio, galvoju, kažką noriu naudingo išgirsti. O kur ką aš darysiu? Vat kol aš dirbu, pasijungiu BNI Boulder, kaip vadinasi, Boulder ir pasijungiu Lungio mokymus. Pavyzdžiui, man palei nuotaika, kas šiandieną, ko aš noriu, kas man labiau tinka ir ko aš noriu įsiklausyti ir pasileidžiu savo ausyse. Vis tiek pasąmoniai kažkas įsišaknyja, įsirašo, jo, tai vat, man tie mokymai yra toks atradimas, nes man tai labai patinka mokytis. Esu baigusi 3 aukštuosius ir pavyzdžiui, dabar dar norėčiau mokytis, bet tiesiog matau, kad aš neturėsiu laiko, nu, nes daug darbų ir dar kitų veiklų ir šeima, ir BNI. Ir tada aš jau, jeigu stočiau toliau mokytis, tai būtų nekokybiškas jau mano tas mokymasis vien dėl laiko stokos.
O čia toksai yra kaip mano toks šalia esantis, tas, aš pasileidžiu savo mokymus, pasimokau, 3 valandas paklausau ir viskas, ir man vėl ramu. Vėl Tai aš kaip supratau, tavo vertybė, vienai turi 7 vertybės, tai mokymas visas gyvenimą yra taip. Tavo ta pagrindinė, kuri veda. Tikrai taip. Taip, mane labiausiai žavi tas dalykas, iš tikrųjų, aišku, ir visi kiti, bet pirmoje vietoje tai čia tokie suteikia. Ir edukacija. Taip, tiesiog. Turim juodą dėžę. Ir juodoje dėžėje yra daiktas, kuris neatsiejamas nuo tavo veiklos. Aha. Tai aš klausinėsiu, tu klausinėsi, aš atsakinėsiu, taip arba ne. Kas čia yra? Šilta, šalta. Kaip tu nori? Šilta, šalta ar taip ne? Šilta, nesvarbu. Gerai. Aha, juodoje dėžėje neatsiejama. Aha, tai yra kietas daiktas. Taip. Tai yra... Kas pas jūsų veikloje yra minkštas? Nervams malšinti tie tokie kamuoliukai. Ja, supratau. Reikalingi jie? Aišku. O jie, tu kaip reikalingi. Okay. Toliau. Ar tai yra popierinis? Ne. Geležinis? Aš galiu taip klausti, tikslingai, Geležinis iš dalies. O neatsiejama, ar tai aš naudoju... Ar tai tas daiktas naudojamas transportui, mašinom remontuoti? Ne. Ar tą daiktą aš naudoju ofise, dirbdama savo? Bet tai yra daiktas, ne geležinis ar geležinis plaukas? Iš dalies. Pasakyti. Transporte yra naudojamas. Pradeda savo darbą ar atsikelimą, ta prasme? Ne, tai ne dantų šepetukas, bet darbas. Savo darbą. Jie įsijungia navigaciją. Kortelę. Toliau. Va, gerai. Toliau, kokia seka yra? Įsėda į... Raktas. Į sunkvežimį. Užsiveda vilkiką. Taip, ką reikia? Rakto. Ai, tai aš sakiau raktą prieš tai. Tai raktas, tu remontuoti. Tai savo raktą. Čia dovanų? Mersas, Jėzu, kokie spaini. Aš nesitikėjau. Laukia stovi. Aha. Gerai, tik spalvą pasakyk, žinok, seniau turėjau mersą. Tai paspaus ir atsirakins. Bet raktas. Tai... Gerai, raktas, jo. Ačiū tau už spėjimus. Prieš įteikiant mūsų simbolį 1 euro monetą, paklausti tavęs, ką tu palinkėtum arba kokį patarimą duotum žiūrovui? Na, tarkim, Richardas davė patarimą, kad geriau gal samdyti profesionalą, kuris išmatuotų, tarkim, žalys, negu pačiam daryti. Tai kokį tu patarimą duotum, tarkim, žmogui, kuris nori vežti krovinį? Taip, aš norėčiau duoti patarimą įmonėms ar tiesiog jau atstovams, kurie ieško vežėjų jų kroviniams vežti, kad būna labai apmaudu, kai tu nori užtikrinti kokybišką paslaugą, tai yra krovinį paimti laiku, pristatyti ir atvežti tvarkingą. Ir kartais ta paslauga šiek tiek kainuoja daugiau, ten, aš nešneku 100 eurų, ten keliasdešimt. Ir klientas pasirenka kitą vežėją dėl to, kad jam pasiūlė ten 15 eurų pigiau ir nežino, pas ką ten kreipiasi tokį, visiškai nepažįsta. Ir paskui po kelių dienų skambina, sako, oi, gal tu visgi dar gali paimti tą krovinį, nes mane pavedė kitas vežėjas. Tai aš tiesiog linkėčiau, tai svarbu yra kaina, kas be ko, visur atsiremia mes į kainą, bet visą laiką reikia žiūrėti ir kokybišką savo partnerį rinktis. Ačiū tau už patarimą. Dar nepaleisiu tavęs, kaip ir Richardui uždaviau klausimą, o ko tu norėtum paklausti mūsų sekančio pašnekovo, sekantis pašnekovas yra Arūnas. Arūnas. Tai ko tu norėtum paklausti Arūną? Kada jisai mane priims 1-2-1? Bet čia kauju. Gerai, reikia su darbu susijęti. Jis daugiausiai padarė per mėnesį 1-1, tai kada priimsi Fortunatą? Jo. O šiaip Arūnui klausimas, jeigu rimčiau, nes čia iš tikrųjų aš iki jo nedavažiuoju. Tai klausimas būtų, ar realu, kad, ta prasme, kaip čia, ar realu, ar jisai norėtų, ar būtų galimybė Klaipėdoje turėti cinkavimo cechą.
Čia yra Aš irgi aktualu, su man skauda nekantrauju širdis Čia kaip klientų. kokiam, nežinau, gargždiščiui, kada ateis Lidlas, žinai, kada cinkavimo cechas. Man gaila savo klientų. Man Super. matai, kaip aš rūpinu savo klientais. Man gaila jų kišenę. Aš norėčiau būti tavo klientas, tikrai. Tikrai norėčiau vežti krovinius, bet kol kas nevežu, o gal ateityje ir vešim. Super. Tai aš norėčiau tau įteikti, ačiū už putukus, beje, iš jų labai skaniai geriasi kava. Ačiū, kad pakvietėte. Tai Labai faina pas jūs. atiduosiu jums 1 euro monetą, kuri galėtų tapti jūsų taupyklės dalimi. Tai kur ją padėsite ar investuosite priklauso nuo jūsų. Aišku, čia tik tai simbolis. Taip. Bet ačiū jums. Ir Ačiū, Andriau. Sėkmės jūsų darbose. Ačiū, Ačiū. Fortunata, tegu jūsų vardas ir toliau jūs lydi jūsų darbose. Te lydi ir tave. Te lydi ir tave. Amen. Tai ačiū jų žiūrovams, ačiū klausytojams ir iki kitų. Jo, kas yra arklys? Kodėl furistai spardo padangas? Aš jekis. Ne. O tu sakai, nepais. Šiaip iškirp, Mariau, šitos visus pasikalbėjimus. Labai turi būti daug pyp. Tai jeigu transkestą neatveš jums su sunkiasvorė, tai atveš su žirgu. Nu, žinai. Ne, nu,